From Lithuania, Baranauskas Aldas. המנצח על מזרן מספר 2, מיליטה אלדס ברנאוסקס. Aldas Baranauskas nepriklausomos Lietuvos sporto istorijoje pirmasis Europos dziudo čempionas. Šį titulą jis iškovojo senojo kontinento U21 pirmenybėse 1992 metais vykusiose Jeruzalėje, Izraelyje. Kai kovose dėl Europos aukso įveikė vėliau pasaulinio lygio imtynininkais tapusius prancūzą Gislan Lime, suomį Timo Peltolą, olandą Ben Sonemans ir kitus. Na, jis buvo iškart išskirtinis. Ramybės buvo simbolis. Kaip visi ten reikia integruotis, reikia į grupę ten, kaip pasakyti, ras savo vietą, reikia tavę. Jo niekas nelietė, jo niekas. Jis įėjęs kažkaip iš vidaus spinduliavo tą dvasinę galybę, tą ramybę. Ir visi tik kaldusis. Ten, kai grupiai būna, turi, kad ten vieni kitų neįstumtų iš grupės, eini į persirimo kambarį, rūbinę, žiūri, kad ten negrūšiuotų, ten nekumščiuotų, taip toliau. Jo kažkokia, jis buvo tokia, spinduliavo tą dvasinę ramybę, tą galybę, kad jo niekas nelietė ir visi kažkaip tai jį gerbė. Tai va, jis toks buvo išskirtinis. Būdamas 20, Aldas tapo daugkartiniu visų amžiaus grupių Lietuvos vaikų ir jaunimo čempionu, Lietuvos suaugusiųjų dziudo ir sambo nugalėtoju, tarptautinių turnyrų laimėtoju bei prizininku. Aldas taip pat iškovojo TSRS sporto profsąjungų pirmenybių aukso, jaunių čempionato sidabro medalius, o Spartakiadoje bronzą. Aldas Baranauskas 2 kartus tapo Lietuvos PDG čempionu, TSRS jaunių PDG pirmenybių aukso ir sidabro medalininku. Bet jis iškart išsiskyrė, jis nepralaiminėjo, kaip pirmokas būdamas antrokus, trečiokus, ketvirtokus, penktokus, išguldydavo šeštokus, nepralošinėdavo, jis ėjo be pralošimų. Aldas augo Jurgitos ir Stasio Baranauskų šeimoje, kurių butas buvo per porą šimtų metrų nuo naujai išdygusių Alytaus sporto rūmų. Jų buvusio direktoriaus Zenono Gramacko kvietimu Aldas Baranauskas į treniruotės pas savo pirmąjį trenerį Zenių Vencevičių atėjo būdamas 6 metų. Aldą aš sutikau čia gretimai prie salės, klūpantį, žiūrinti pro stiklą. Paklausiu, Aldai, ar tu nori ateiti į salę, pasižiūrėti iš arčiau gyvai, kaip treniruojasi sportininkai, imtynininkai? Aldas iš karto taip, jam buvo karate, rytų kovos sportos menai, bet kol buvo mažiukas, nesiprato, papuolė į dziudo. Dziudo irgi kimono kaip karate, viskas tvarkoj, tiko ir taip nuėjo ta banga toliau. Jau tapus antroku, treneris jį priėmė į grupę, bet nesąrašinę grupę ir jis jau pradėjo treniruotis 3 kartus į savaitėje dziudo imtynės. Na ir svarbiausia tai, kad kadangi jo tėveliai buvo tikrai ir tėvas buvo praeitie treniravosi boksą, motina buvo ir lengvatletė, ir rankininkė nebloga, fiziškai buvo labai stiprus, matomai genai, paveldimumas ir jo užsispyrimas ir nukreipė į dziudo imtynes. Kandidatu į sporto meistrus Aldas tapo 14, sporto meistrų 16, o vėliau pasiekė ir tarptautinės klasės 5 dano sporto meistro lygį.
Vienu žodžiu apie Aldą, ką galiu pasakyti. Kai jis buvo visai mažas, 3 metų, ne? Tai kai aš norėdavau, kad pusbrolis pusbrolio klausytų, man buvo biški gal ir daugiau, ne? Ir kad aš jį galėčiau auklėti, tai visada sakydavau, sakau, nori pasivažinėti su pačiūžom? Reiškia, tu turi manį klausyti. Kiekvieną savo viršų imdavom, ne? Bet jis beklausydamas stodavosi ant galvos, eidavo prie lovos, sako, žiūrėk, Algi, kaip mes mokam ant galvos stovėti, žinai, prie sienos, O taip, geras vaikas būdavo, tik tai labai judrus. Ir važiuodavom, kaip ta gulbynė, ar kas ten, žinai, kur. Dar beveik neužšalus važiuodavom važinėtis ant pačiūžų. Kaip patyliukais įeini į salę, išklotą kilimų žalių, tai pajunti jo didžią galią, į širdį plūstant pamažu, į širdį plūstant pamažu. Jeigu, sakykime, visi turėtų tokį charakterį kaip Aldo, kovotojo charakterį, tai manau, kad mes turėtum ne vieną Europos čempioną. Jeigu visi tokie būtų kaip Aldas, tai mes būtum viršūnės. Su Aldu poroj buvome ilgiau nei 10 metų, dziudo salėje kiekvieną dieną darydavom treniruotės. Apie jį galėčiau pasakyti, kad kaip apie žmogų, kad jis buvo padorus visame kame ir visur. Ir tokių žmonių, su kuriais galėčiau eiti į žvalgybą, tai nėra daug mano gyvenime, Aldas buvo iš tokių. Kovotojas baigė Alytaus 6-ąją vidurinę mokyklą, dabar Putinų gimnaziją. Buvo tapęs Lietuvos kūno kultūros instituto studentu, tačiau pasiėmė akademinės atostogas ir pasinaudojęs kvietimu pradėti profesionalo karjerą išvyko į Austrijos aukščiausios lygos dziudo klubą Atnang Pučheim, kuriame laimėjo visas kovas. Aldas tapo ir turnyro Slovėnijoje laimėtoju. Per neilgą sportininko karjerą užsienyje kovotojas iš 80 kovų laimėjo 78, kurių 2/3 pirmą laiko. Да, он так конкуренции в завоевании не было. Он, например, пришел в Словению за наш клуб, не за наш, за там клуб в Туй соревноваться, он там тоже все победил, в своей категории все победил. Да. Он очень сильный тогда был, и просто его не было. Этот 86 категорий не было такого парника, чтобы мог с ним бороться. Так я знаю, что, но мне 3 роки, конечно, боролись, но там невозможно выиграть. Я знал, что он такой сильный был, и техники хорошие, и специфичная такая техника была. Так то могу сказать, просто быть человек-чемпион, и так и после спорта он так тоже в жизни так работал как спортсмен. Так он был просто всем, так если мы куда пошли начало такой джудока, частный, так никогда не хотел, чтобы кому как зло сделал, так просто и так был. Он как был, если мы куда пошли, он так смотрел, что не был там, как стеснялся, так и не хотел, чтобы кому плохо что сделал, так чтобы так. Dziudo davė tą charakterį, davė tą užsispyrimą, visas tas vertybės nepasiduoti. Paprasčiausiai negalėjau čia nebūti. Čia nežinau kaip
ne kad būtinybė, bet čia savaime, čia būti privalai. Na antro tatame kovotų kviečiami Artur Sokolovskis Latvija, Tautvydas Simonovas Lietuva. It's not just sport, it's the way of life, because you learn a lot of discipline and a lot of things, good things from it to live better. And judo gives you a lot of, I don't know how to say, confidence, and you grow mentally. This tournament will be every year, and a lot of sportists come here so we can appreciate this big sportsman and big friend of my father's, and that this tradition will keep on going. Minutės virsta amžinybę, atmink dzūdisas, tu esi gamtos įratai sutvarkyta. Šiandien teisėjas tu esi, šiandien teisėjas tu esi. Tai tavo svajonė. Tiesiog malonu buvo sukurti gražią dainą pagal jo tėvuko žodžius, pridėti savo šiek tiek minčių, buvo šaunu. Ir manau, išgirdę žmonės irgi supras daug ką toj dainoje ir ras savo teisybės, savo svajonės. Filmo idėja – scenarijus Dariaus Babijono. Kamera, vaizdo ir garso montažas Kęstučio Kryvo. Muzika. Grafika. Įgarsino